dabar esame jau Lenkijoje. Tai sustojom stotelį ir nuėjom į Tūlikus, bet aš pirmas grįžau, tai jo, esam Lenkijoje ir viskas, sustojom stotelį ir viskas. Tai tęsim kelionę ir pasieksim Zakopanę tik tai rytoj, nes dar daug liko. Jo, dar daug liko. Tai bye, susitiksim galimai Zakopanėje. Tai ate.
Šiandien mes varysim ant šitų. Labai laukiu. Jau einam prie kasos, bet žiauriai, man atrodo, bus gražu tai. Damn, gerai. Laukit mūsų ten. Jau turim bilietus. Jei. Pradėjom judėt. Damn, kaip greitai. Negalvojau, kad taip greitai bus. Wow. Kaip tylu. Jei, jau grįžtam atgal. Kokie gražus kalnai. Tai žiauriai gerai dabar matosi kalnai. Nusileidom ir žiūrėkit, kas mūsų laukia. Debesėlis.
Labai linksmas debesėlis. Įdomu, ar čia tiesiog praeis tas debesėlis. Ar jūs matot jau kokie debesys yra? Šiaip buvau prieš tai, kad jie nueis, bet jie dar eina. Ačiū Dievui, dar nelyja, bet krapnojo šiek tiek. Tai jau esam beveik namuose, tik tai reikia kokius 5 žingsnius nueiti. Ir viskas jau namai. Tai susitiksim namuose. Šiaip dar ten yra avių. Tai galim nueiti. Ar ten avis, nežinau. Kas čia yra? Ai, avytės tokia. Va, avytės. Reikia pasidėti. Dėm avytės. Avytės. Va. Namai. Tokie. Lieja lietus, o mus nieks neįleidžia. Jei, smagu, nieks neįleidžia. Kodėl? Hello, sveiki visi. Tai šiandien aš papasakosiu apie Zakopanę, apie visą planą. Šiaip mes jokio plano net neturėjom. Nuvažiavom, turėjom namus, į kuriuos mes tik tai leido 2 valandą. Jo, tik tai reikėjo eiti 2 valandą, o tuo metu buvo kažkur 10 valandų ar 11, jau nebeatsimenu. Galimai 9 arba 8. 9 arba 8, kažkur taip. Ir dar tuo metu 2 nebuvo, tai sugalvojom eiti į centrą. Tiesiog, nes galvojom, gal ten bus kažko įdomaus. Tai va. Ėjom, tęsiam. Pakeitėm lokaciją, bet viskas ok. Šiek tiek. Tai va. Ėjom į centrą ir pamačiau aš tuos funikulierius. Šiaip iš pradžių bandėm nepriėm dar centro, tai galvom gal iš viso suktis atgal, nes vis tiek čia daug ėjom, tai vis tiek daug ėjom, tai gal jau nebe, nes vis tiek tas centras dar buvo ilgai. Tai bet aš pamačiau funikulierius ir vis tiek pasiryžau eiti ir ėjau. Bet niekaip nežinau kelio iki tų funikulierių. Tai va. Ir žodžiu, mes bandėm rasti tą kelią iki funikulierių, kuris nuvestų ir per namus visokius, per visur, per viską radom ir susimokėjom bilietus ir leidomės ten. O ant to kalniuko buvo kaip ir toksai kaimelis, turgelis, tai ten ten buvo toksai žiauriai didelis turgus. Ir man beeinant, man žiauriai pradėjo kėdai spausti nagą, nykščio nagą. Tai dar galėjau paeiti, bet po to man žiauriai skaudėjo, jau buvau, žodžiu, žiauriai skaudėjo. Ir man tėvai nupirko štapetes. Ir galiu jums parodyti. Taip. Va tokios. Čia su Zakopanės. Jo, su Zakopanės užrašu. Pala, aš vieną parodysiu. Gal vieną bus geriau.
Va tokia. Čia Zakopanės užrašas, tai, na. Nežinau, tokios paprastos, bet tikrai man padėjo. Ir aš vaikščiau beveik pusę kelio, gal ir ne pusę, nežinau, man atrodo pusę. Tai vaikščiau beveik pusę kelio su šitom šliopkiam. Ja. Ir tada pamačiau lanką su strėlėm ir arbaletą su strėlėm. Ir šiaip aš turėjau lanką namuose, bet tiesiog pavogė kažkas, nežinau, naktį įsniukino ir pavogė. Jo, nes jisai buvo lauke. Ir turiu dabar tik tai strėlės. O pačią lanko jau nebe. O lankas buvo bele koks geras, tipo, žiauriai ten geras. Ten galima jau būtų ir pritaikyti medžiokliam, kažkam, nežinau. Bet radau irgi beveik tokį patį lanką, bet biškį blogesnį, truputį. Gal netgi ne truputį, šiek tiek daugiau, bet nesvarbu, man vis tiek ten jisai atrodė kaip, vis tiek tai yra žaislinis ir aš neįsiu su juo į kažkokią medžioklę, aš tiesiog šaudysiu, bandysiu gal į kokį taikinį pašaut, bet aišku, tos strėlės irgi nėra tos, kad tipo būtų geležinės su metalu. Ne, jo, ten tiesiog yra arba medinės strėlytės, arba ant jų užmaunamas antgaliukas guminis. Tai kartais įsminga į žemę, o kartais ir ne. Tai jo. Tai va. Ir man nupirko tėvai. Jo, gal matėt, gal nematėt, vaizdo įraše buvo lankas, buvau biškį išsitraukęs, bet norėjau jum parodyti tiesiog. Jo, pavyzdžiui, per šitą pokalbį, kai šneku dabar, aišku, jis yra mašinai ir mašina yra užrakinta, o tėvai yra išėję, jo. Tai dabar tiesiog montuoju visą klipuką ir tuo pačiu šnekuosi su jumis. Tai, jo, kur aš čia pabaigiau lanką, jo. Nupirko lanką, kurį žiauriai norėjau, žiauriai kentėjau, ten turgeliai ten žiauriai daug eit, ten reikėjo. Tai tikrai mano nykščiui nekaip dabar. Nykščio nagui. Nes dabar, tipo, prilečiu, pavyzdžiui, kažko žiauriai, tipo, prilečiu ir šiek tiek skauda. Tai, va. Nu, tada grįžinėjom namo, nusileidom. Ir aš pamačiau debesis. Tai jo, atėjo lietus. Bet aš negaliu sakyti, kad ten buvo kaip ir lietus dar, kai jie visiškai nekrapnuojo, jie net nelijo. O paskui, kai jau ant pabaigos, kai jau matėm namus, jau mūsų mašiną matėm, tada jau ir pradėjo lyti. Tai ne kiek sušlapom, beveik nieko nesušlapom, o jeigu sušlapom, tai dabar išdžiūvę tikrai esam. Nes jau kokią valandą arba 30 minučių, nes neseniai jau čia atėjom, jo, bomžpakių dar valgiau, tai jo, neseniai atėjom dar, bet buvo aišku, biškį palijo ant manęs, tai bet vis tiek išdžiūvo, ačiū Dievui, ir rytoj galimai kopsim į kalną arba važiuosim į ežerą įsimaudyt.
Dar nežinau, kokie bus rytojaus planai. Galimai vėl kažką bandysim atrast, kaip šiandien funikulierių ir turgelį radom. Tai ta žiauri fainai. O šiaip dar po miestelius vaikštinėja tokie arkliukai, ten galima su jais jodinėt. Nu, ne jodinėt, o yra karietos ir į karietą galima įsėst. Tai galima sakyti kaip taksi, tik tai brangiau, man atrodo, kainuos. Galima taip sakyti. Jo. O šiaip yra ir taksi, tai viskas ok. Jo, turgelėje irgi buvo tie arkliukai. Kaip ir viskas, man atrodo. Nes turgelį mes ten labai daug laiko prabuvom ir dar ėjom žiauri daug, tai kaip ir viskas. Jo, viskas. Dar yra tokie kaip ir turgeliai pačioj Zakopaniai. Ten yra tokie, gal ir matėt, pavyzdžiui, jo video, gal ir matėt video, tai ten buvo tokie turgeliai ir juose yra kailis pardavinėjimas arba sūris. Arba iš kailio kažkas numegzta, nežinau, kažkokie tokie daikčiukai. Tai pavyzdžiui, drabužius ten pardavinėja ir kas man neįprasta buvo, tai ten turgeliai tokie kaip nameliai. Pavyzdžiui, juose galima gyventi tikrai laisvai, bet ten mažai vietos, ten virtuvės, man atrodo, virtuvė labai daug dalį užims. Tai ten buvo tokia kaip ir palapinė galima. Jo. Tai jo, ten galima ir gyventi, bet ten žmonės negyvena, ten tiesiog pasistato tokius turgelius ir kiekvieną dieną galimai prekiauja tomis prekėmis, o žmonės ateina ir nusiperka. Šiaip čia sūris žiauriai keistas yra ir jie yra iš avių daromi, bent kiek man mama sakė. Nežinau, ar tai tiesa, bet dar, čia žiauriai daug avių, tai o ožkos beveik nei vienos nesutikom, tik tai tam turgelį viena tik tai vaikščiojo ir ten vis tiek 10 zlotų imtų, jeigu norėtum su ją nusivotkinti arba kažką tokio. Tai gal matėt video, kad aš filmavau ten tą ožką. O šiaip, jo, čia Zakopaniai karaliauja vien tik avis. Jo. Tai galimai ir iš avių daro tą sūrį, šiaip žiūri keista, what the hell, iš avių, what, sūrį, jo, labai įdomu, kaip daro tą sūrį iš avių, nes, pavyzdžiui, ką žinau, iš ožkos gal, gali, bet iš avių, ką, tai va, laukit antros dienos, antroj dienoj, nežinau, dar negaliu pasakyti, dar nieko negaliu pažadėti, bet šiandienos visus planus pasakiau, kurie buvo, pasakiau, kaip viskas vyko, jeigu jūs nieko neperžiūrėt, pavyzdžiui, tiesiog ant galo tik tai pažiūrėt, tai vat, galit ir viso video nežiūrėt, galit tiesiog, aš jums pabaigoje galiu tiesiog viską papasakoti ir viskas. Tai jau kiek čia aš laiko kalbu, 12 minučių, tai wow, 12 minučių kalbėti. Pirmą kartą kalbu 12 minučių, tiek daug, what the hell. Tai kaip ir nieko daugiau nebuvo. Apie pačią kelionę, tai kai mes važiavom į tą pačią Zakopanę, tai kažkur truko apie 10 valandų, nežinau, gal netgi ir daugiau. Tikrai galimai bus ir daugiau, nes 7 valandas ir kažkiek minučių dar jau važiavę į Lenkijos ribas, dar reikėjo 7 valandas važiuoti, tai jo, gal ir 10 kažkur bus, nežinau, galimai.
Tai va. Jo, 3 dienas čia pabūsim, o 2 dienas jau važiuosim į Krokuvą. O gyvensim mes tokiam lofte. Tai ten labiau mes gal eisim į visokias parduotuvės, nežinau. Gal bus kažko ir kitko, bet galima į ten tiesiog atsipalaiduoti, nes Krokuvai jau, man atrodo, kaip ir nieko nėra, tiesiog miestas, gražus miestas ir viskas. Aišku, yra ir visokių gal ir gražių, pavyzdžiui, lokacijų, nežinau, gražių vaizdų, bet ten labiau miestas ir prekybcentriai. Tai va. Jo, jau viskas, baigiu, o rytojaus jau galit rytojau arba poryt laukti ir antros dalies. Tai ate ir susimatysim poryt arba ne poryt. Ir ant galo pakalbėsiu apie nuotraukas, tai šitoj nuotraukai yra padaryta, kai mes miegojom mašinoj. Jo, ir buvo degalinė ir pamačiau, kad prie tos degalinės buvo naikintuvas, tai tiesiog man tai buvo neįtikėtina ir nufotkinau tokį įsiminimą. O čia keletos bus ir kitokių nuotraukų, tai galit pasižiūrėti.